Sveiki, čia laida Alfa taškas, aš Aurelijus Bezekavičius ir ačiū, kad žiūrite. Iš karto einu prie reikalo, šiandieną laidoje kalbėsime apie karščiausius įvykius iš Sakartvelo, kur tikrai fiksuojami tam tikri neramumai po to, kai šalyje priimtas vadinamasis užsienio agentų įstatymas ir apie ką jau kalba ES, Europa, kad iš esmės tai Sakartvelą traukia nuo Europos tolyn, tai apie tai, kas ten vyksta, kuo tai gali baigtis, mes šiandieną kalbėsime nuotoliu. Prie mūsų prisijungė Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis, kuris tik tai šiandien ryte sugrįžo iš Sakartvelo. Sveiki. Sveiki, malonu. Ir taip pat iš Sakartvelo prie mūsų prisijungė Renata Skardžiūtė Kereselidze, kuri yra Sakartvelo politikos instituto direktoriaus pavaduotoja. Sveiki. Labą dieną. Pone Pavilioni, nuo jūsų gal noriu pradėti, jūs grįžote šiandieną, bet ar galite dar trumpai įvesti kontekstą, kad žiūrovai galbūt irgi suprastų tas vadinamasis užsienio agentų įstatymas, ką jisai reiškia? Na, yra toks Putino Rusijos modelis atsikratyti visko tavo kūne, kas yra susijęs su vakarais. Nes yra tokie įstatymai ir vakarų šalyse, bet jie nukreipti prieš priešus, prieš valstybės, kurios tave griauna, Kinija, Rusija, kas tik tai nori. Bet čia yra nukreipta prieš vakarus. Taip Putinas apvalė visą Maskvą ir visą Rusiją nuo bet kokių nevyriausybinių organizacijų susijusių su liberaliais vakarais. Ta padarė paskutinė Kirgizija, taip daro Vidurio Europos šalis, bet Sakartvele, kur išaugo visa karta laisvėje, kur dabar 30 universitetų išėjo į gatves, kaip tu tą džiną laisvės sukiši atgal į sovietinį butelį, tai man tai panašu į tokią paskutinę, sakyčiau, sovietinės Gruzijos konvulsiją, kai oligarchas Bidzina supranta, kad jeigu jisai toliau Europos kryptimi, nebegalės vogti, nebegalės laikyti kišeniai visos valstybės, reikės dirbti pagal europietiškas taisyklės, kur gerbiama visokia nuomonė, bet kokią nuomonę, nedemonizuojami oponentai, kur tiesiog laisvė yra įtvirtinta kaip konstitucinė vertybė, kurią apsispręsta sunaikinti. Pone Pavilioni, čia galima drąsiai teigti, kad iš esmės už viso šito kyšo Kremliaus ranka? Na, nežinau, galima ir taip sakyti, bet aišku, yra interesas Bidzinos, kaip kiekvieno oligarcho, įsilaikyti kišenį į savo valstybę. Jeigu aš gerai suprantu tas sociologinės apklausas, miestuose Bidzina jau nebelaimi, jis laimi tik kaimuose, tai jeigu būtų turbūt patys skaidriausiai įmanomi rinkimai, jisai gali pradėti pralošinėti, o joks sovietinis oligarchas nemėgsta pralošinėti. Tai jam geriau eliminuoti nevyriausybinės organizacijos, kurios stebės rinkimus, eliminuoti visus oponentus, pavadinti jos išdavikais, net ir prezidentė šiuo metu vadinama tautos išdavikė. Aš buvau vakar tos Gruzijos, jau svajonės vadinu košmaru būstinėje, visos sienos apklijuotos išrinktų parlamentarų veidais, kurie pavadinti išdavikais, raudoni kryžiai išdėti ant veidų, visos LGBT vėliavos užbrauktos. Ir beje, tai nėra tik vienas įstatymas, yra daugybė kitų įstatymų, kuriais bandoma padaryti Gruziją tokių laisvo offshore zoną, kur plaunami pinigai ir daroma kas nori. Konstitucijai uždraudžiama būti, taip sakant, vaivorykštės spalvos uždraudžiamos konstitucijos lygiu. Daugybė antieuropietiškų rusiškų įstatymų, kuriais nusimetama kaukė ir, kaip pasakė prezidentė mums vakar, paskelbiamas karas vakarams ir savo visuomenį. Pone Renata, kaip taip atsitiko, kad Sakartvelas kažkaip tai atrodo, kad nukrypsta nuo europietiško kurso? Tas pokytis įvyko nestaiga. Šitam įstatymui, jo grąžinimui buvo ruošiamasi nuo praeitų metų mažiausiai, kai jis pirmą kartą buvo pristatytas ir svarstytas, ir jau kurį laiką matome valdžios bandymus apjuodinti, apšmeižti, atskirti pilietinės visuomenės aktyvistus, tuos žmonės, kurie
turi savo resursų, galimybių, kurie stebi ir kritikuoja valdžią, kurie jiems yra kritiški, nepalankus. Ir šios tendencijos nuolatos stiprėjo. Šiuo metu matome eskalaciją. Tai pilietinės visuomenės aktyvistams galbūt netgi darosi nesaugu. Jie yra sulaikomi, jie yra sumušami, jie yra stebimi, tai jau tikrai tie patys plakatai, kurios gerbiamas Pavilionis minėjo, irgi jie buvo priklijuoti prie jų namų, prie darbo vietų taip pat, prie jų giminaičių netgi namų. Tai matome tokį labai stiprų spaudimą. Ir visą tai yra susiję su artėjančiais rinkimais spalio mėnesį. Ir taip pat galima matyti, kad dabartinė valdžia, jie stebi taip pat ir Rusijos karą Ukrainoje. Ir matyt skaičiuoja, kiek dar laiko jisai užtruks, kaip vyksta kovos veiksmai, kas laimės, nelaimės. Ir jie stengiasi balansuoti, nesusidėti visko į vieną krepšį, taip vadinama, ir pasiruošti visokiems galimiems scenarijams. Tai, ką ponas Pavilionis dar minėjo ir dėl prezidentės, kad prezidentė dabar jau čia laikoma išdavike, aš kaip suprantu, prezidentė gali vetuoti, ar ne, tą įstatymą priimtą, bet greičiausiai tas veto būtų atmestas. Prezidentės veto yra simbolinis žingsnis tam tikrą prasme, nes jį gana nesudėtingai vyriausybė gali atmesti, premjeras, tačiau jis yra svarbus, nes tai laimės laiko. Tai duos papildomas bent 2 savaitės pilietinės visuomenės organizacijams, žiniasklaidos taip pat priemonėms pasiruošti, apgalvoti savo tolimesnius veiksmus, jeigu šis įstatymas įsigaliotų. Ir, taip pat visuomenė, aš manau, toliau bus aktyvi. Čia protestai nesibaigia, gatvėse veiksmai jie toliau labai aktyviai vyksta. Šiandien irgi po pietų yra planuojama vėl susirinkti tiek universitetų studentai, jaunimas, bet ne tik jaunimas, iš tikrųjų labai daug žmonių įvairių amžiaus grupių renkasi kiekvieną vakarą, kiekvieną naktį iki paryčių ir jie planuoja šitą veiklą pasipriešinimo tokį taikų tęsti toliau. Pone Pavilioni, kokį jūs pamatėt Tbilisį? Aš būtent ir kalbu apie visas tas demonstracijas, galbūt ir net susirėmimus, ar ne? Vienas dalykas yra skaityti turbūt apie tai, kitas dalykas tai matyti savo akimis. Nuostabų Tbilisį pamačiau, aš iš tikrųjų jame buvau gan dažnai, kiekvienais metais turbūt ten lankausi, mačiau jį nuo pat Rožių revoliucijos, buvo vienas iš pirmųjų, kuris ten su amerikiečiais, britais ir kitais atvyko, bet matot, jeigu taip atvirai sakant, visko ten buvo ir ta opozicija, kuri dabar susiskaldžiusi ir toliau skaldosi, jin turėjo visko, bet dabar tas jaunimas, kuris gatvėse, jis yra visai kitoks, jis yra vieningas, jis yra išsilavinęs. Rusai nelabai gali jo skaldyti ir valdyti, nes jis yra visas europietiškas. O kaip pasakė susitikime studentai, kuriame ir mūsų pašnekovė dalyvavo vakar, kai aš save vadinu Kartvelu, aš esu europietis. Tai jis net, aš manau, net nebegali suprasti tokių Bidzinos kažkokių diktatų. Nežinau, įsivaizduokit, imkime poną Vaitkų, jis nelabai tinka tam, nežinau, gal koks Karbauskis buvo įsimylėjęs. Įsivedė tokį Karbakistaną kažkokį, bet uždraudžia viską, kas nėra Karbauskis. Taigi mes turbūt čia jį su langais išneštume per vieną dieną. Tai panašus jausmas to jaunimo, įsilavinusio, gražaus, nuostabaus ir tos vaizdingos nuotraukos daromos iš viršaus labai panašiai, man tiesą pasakius, liūdnai panašiai Euromaidaną, jie spalvoti, jie gražus, aš dar specialiai naktimis eidavau pažiūrėti, ką jie ten daro, jie šoka reivus, jie dainuoja, jie bėgioja su tom europietiškom vėliavom, o šalia stovi
tokiais ukrainietiškais Berkuto veidais judi, faini vyrukai. Tai yra specialiosios pajėgos, tą prezidentė aiškiai pasakė, jie yra profai, kurie pasiruošė juos daužyti, kurie jau dabar veržiasi jų namus, dažo jų mašinas. Makeino konferencijos organizatorė Nina Ovgenidze nufilmavo vaizdą, jos portretais kaip išdavikės klijuojamas miestas ir šalia stovi policijos mašina, kuri stebi visą procedūrą, kad tai vyktų. Ir ta Nino ir kiti mums yra pasakę, Žygi, mes Stalino laikais ir kitais laikais, žinot, kai mus pavadindavo užsienio agentais, mes mirdavom, mus sunaikindavo. Kiekvienoje šeimoje yra sunaikintų kartvelų. Mes nesiregistruosim. Mes esam patriotai, kurie kovoja už vakarus. Mes nebūsim Rusija, mes nebūsime imperijos dalis. Mes žinom, kas mūsų priešai. Tai aš neįsivaizduoju, kaip tu gali sukišti tuos laisvės vaikus atgal į sovietinę konservų dėžutę. Neįsivaizduoju, tai neįmanoma. Gerai, aš dar labai trumpai, pone Pavilioni, žinau, kad jums reikia bėgti, tai iš to, ką jūs pamatėte, būdamas dabar Sakartvele, iš esmės, kieno pusėje yra, jeigu taip galima pasakyti, na, dabar tas pranašumas, ar ne, ar tų europietiškų, kaip jūs sakote, kartvelų, kurie niekaip kitaip ir neįsivaizduoja savęs. Ar vis dėlto to labiau, jeigu taip galima sakyti, ar ne, pro rusiškojo flango, kuris neaišku, kuo čia nori dabar užsiimti? Na, ko aš taip viduj bijojau, žiūrėdamas į tuos nuostabius veidus, kurie vakar mus tūkstančiai apsupo toj pačioje aikštėje, kur kažkada ir Adamkus kalbėjo. Aš bijojau to vaizdo, kuris tikėtina įvyks. Jeigu tie vaikai ir jaunimas, ir ne tik aišku jaunimas, stovės gatvėse, stovės iki rinkimų, jeigu jie suras politinę formą išreikšti savo pasipriešinimą, jeigu iš tikrųjų prezidentė Salomė įgyvendins tą idėją, kad apsivienins kaip į Europos, na, už Europą visi, ko ne, taip lengvai neįvyko Sakartvele, prieš Bidziną, kuris atvirai paskelbė karą jiems, tai bijau, kad tie vyrukai juos pradės šluoti iš gatvių. Ir tie visi vaikai pirmą kartą paragaus skonį smurto. Jie tikrai nesmurtaus, jie netokie. Bet kas įvyks tada, kai prieš juos bus panaudota jėga, man sunku pasakyti. Dėl to mes turime stovėti su jais, mes, ačiū Dievui, ir net ir tas pats Maiklas Rotas, socialdemokratas, Urko pirmininkas, kuris pasakė man, Žygi, aš pirmą kartą gyvenime, 27 metus politikoje, aš esu vokiečių kairysis, aš pirmą kartą pajutau, kad tai turbūt yra svarbiausias momentas mano gyvenime. Ir aš būsiu su jais, aš kovosiu už juos. Šiandien į tą pačią sceną aš suprantu, kad ir Gabrielius Landsbergis ir kiti Baltijos šalių ministrai lips, atvažiuos prancūzų, vokiečių ministrai. Tai mes bent morališkai turim būti su jais, nes aš bijau, matot, Putinas rusai veltui nieko netiduoda. Su nagais ragais, kojami priekyje yra išnešami. Tai bijau šitos prognozės, bet bijau, kad mūsų laukia dar netokie gražus vaizdai. Gerai, pone Pavilioni, ačiū Jums, žinau, kad turite eiti, tai dėkui, kad radote laiko prisijungti. Pone Skardžiūtė, tai su Jumis dar pratęskime, turime šiek tiek laidos laiko. Ar Jūs turite irgi panašių nuogastavimų, kaip ir Žygimantas Pavilionis? Smurto gatvėse dėja jau teko paragauti jaunimui, susirinkusiems protestuotojams. Nes per paskutinės kelias savaitės policija ėmėsi įvairių veiksmų, įvairių priemonių, tos protestus išsklaidyti. Buvo naudojamos tiek vandens patrankos, tiek ašarinės, pipirinės dujos, guminės kulkos taip pat. Yra ir sužeistų žmonių. Žinoma, tai apsiribojo tuo, kol kas Niekas nepasiaukojo visiškai ir kuo yra įstabus šitas protestas, kad žmonės jie nebijo. Jie stovi priešais policininkus, jeigu jie yra išsklaidomi, jie paskui grįžta ir jie nepasiduoda ir jeigu mato, kad kažkur tais yra panaudojama jėga, bandoma išstumti protestą, tai susirenka dar daugiau žmonių. Iš šalies vidaus, iš regionų, tačiau
yra labai sunku, jūs galite įsivaizduoti, kiek tai pareikalauja jėgų, energijos, resursų, vidinių taip pat. Ir yra svarbu, kad atsirastų tam tikra lyderystė, kad šis protestas, jisai duotų rezultatų. Kaip žmonės gali iš tiesų nusivilti, išsikvėpti, nors jie pasiryžę stovėti iki galo, jie supranta, kad tai yra nepaprastai svarbu. Ir pažiūrėsime dabar ir opozicijos partijos, nors jos labai susiskaldžiusios, dabar kalba apie bandymus susivienyti, jeigu joms pavyks, tai duos irgi vilties žmonėms. O jeigu įvyktų toksai jau Sakartvelo svajonės scenarijus, kad jie liktų valdžioje ir šis įstatymas įsigaliotų, jie laimėtų kitus rinkimus, mes turbūt matysime didelę emigracijos bangą iš Sakartvelo, jaunų žmonių ir ne tik jaunų, nemato savęs tokioje šalyje, tokiame Sakartvele ir greičiausiai bandys išvykti. O ką rodo dabar, pavyzdžiui, apklausos dėl rinkimų rezultatų? Gruodžio mėnesio mačiau rezultatus, Sakartvelo svajonė būtų surinkusi 36% rinkėjų balsų. Tai nėra dauguma, tačiau tai yra kur kas daugiau negu bet kuri opozicijos partija. Tai yra svarbu, nes kol kas neatsiranda opozicijos lyderių, kurie galėtų tam priešinti, kažkaip tai perimti iniciatyvą. Ir tai bus sunkiausia turbūt artimiausiais mėnesiais. Gerai, o jeigu dar kalbant apie saugumą, apie tai, kas vyksta gatvėse, pavyzdžiui, jūs pati saugi jaučiatės? Yra tam tikras saugumo taisyklės, ar ne, jeigu dalyvauji proteste, reikia būti pasiruošus ir mes matome, kad žmonės, kurie eina į protestą, jie jau žino, kaip reikia elgtis, jie ateina su kaukėmis, atsineša vandens akims prasiplauti nuo ašarinių dujų, taip pat ateina su apsauginiais akiniais, tos kaukės tokios kaip tapo simboliu Sakartvelo protestuotojų. Ir matome, kad toliau yra suiminėjami žmonės protesto metu. Tai tas saugumas, žinoma, toksai sąlyginis, tačiau, kaip jau minėjau, yra tas saugumo taisyklės, tie, kurie nedalyvauja protestuose, tiesiog stebi iš šalies. Šiaip Tbilisyje, Sakartvele šiuo metu yra pakankamai saugu, pakankamai ramu, nes protestai yra taikus, protestuotojai dėjo labai daug pastangų į tai, kad išvengtų bet kokių provokacijų. Netgi kai vyko valdančiųjų organizuoti renginiai, jie perkelė savo protestą į kitą vietą, kad tik nesusidurtų, kad tik nevyktų kažkokių susirėmimų, susidūrimų. Tai į tai tikrai labai yra kreipiamas dėmesys. O kaip jūsų galva dabartiniai šitie įvykiai šių dienų, ar ne, kaip smarkiai tai tolina Sakartvelo svajonę būti Europos Sąjungoje? Yra visiškai aišku, kad su tokia politika Sakartvelas niekaip nepasistumės savo Europos integracijos kelyje, kas yra iš tikrųjų labai gaila, nes paskutinius daugiau kaip 10 metų Sakartvelas girdėjo nuolatos, kad jūs tik palaukite, tuoj atsiras tokia galimybė, atsivers, bus toksai momentas. Jūs dirbkite, darykite reformas, stenkitės ir tikrai bus tas istorinis momentas. Ir štai dabar tas momentas atsiranda. Mes matome, kad ES yra pasiruošusi atsiverti, prasiplėsti, yra kalbama su Ukraina, su Moldova, yra dirbama labai aktyviai tą linkme, o Sakartvelas dėja panašu, kad lieka užribyje, nes su tokia valdžia, kurie tiesiogiai eina prieš ES integraciją šalies, yra labai sunku dirbti. Jau girdėjome pareiškimus iš visų ES vadovų, kad jeigu šis įstatymas įsigalios,
tikrai negalima tikėtis kitų žingsnių, negalima tikėtis, kad bus pradėtos dėrybos su Sakartvelu rudenį ir Sakartvelo valdžia tai žino. Jiems tai nepasirodė svarbus argumentas, vadinasi, jie galbūt kelia kitus prioritetus, tokius kaip išlikimo valdžioje, savo politinės galios plėtimo, Europos integracija lieka jau antroje vietoje. Gerai, tai ir tada dar laidos pabaigai, tai iš esmės, kalbant apie tuos valdžios veiksmus, ar ne, tai kiek juose yra Rusijos įtakos, išorinės turiu omeny įtakos, ar ne, kuri ir ateina, sakykime, iš Rusijos, iš Kremliaus? Ką mes matėme paskutinėmis savaitėmis, kad Kremliaus ne vienas atstovas, tiek Lavrovas, tiek Peskovas gyrė šį įstatymą ir Sakartvelo svajonę, ėmusis veiksmų pašalinti savo oponentus tokiu būdu. Tai Maskva, aš manau, tik tai trina rankomis ir džiaugiasi, kad tokie dalykai vyksta Sakartvele, nes tai atitolina Sakartvelą nuo vakarų, nuo Europos Sąjungos ir automatiškai palengvina Rusijai kelią didinti savo įtaką šiame regione ir šioje šalyje. Taip, ačiū Jums. Tai buvo Renata Skardžiūtė Kereselidzė, Sakartvelo politikos instituto direktoriaus pavaduotoja. Siunčiame palaikymą iš Lietuvos. Ačiū Jums dar kartą, kad prisijungėte. Šiandien Alfa taškas laidoje tiek apie įvykius Sakartvele iš ten gyvenančių žmonių, ką tik iš ten grįžusių žmonių, apie tai, kas šiuo metu ten vyksta ir kaip gali būti, kad po truputėlį tolsta europietiška svajonė. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki.